Sveiki visi, su jumis sveikinuosi aš, Finansų akademijos laidos vedėja Šarūnė Petrošiūtė, ir šiandien atsakinėsime į beprotiškai svarbius klausimus kiekvienam. Tai kaip atrasti, kur kiekvienas galite sukurti didžiausią pridėtinę vertę ir žinoma, kaip tai atradus uždirbti daugiau pinigų. Tai visus šiuos klausimus mums atsakyti padėjęs Jūratė Jurginytė, kuri yra prasmingų pokyčių įkūrėja ir karjeros konsultantė. Labas, Jūratė. Sveika, Šarūne. Labai džiaugiuosi, jog sutikai atvykti ir pasidalinti savo ekspertinę patirtimi. Tai kaip pasirinkai ir atėjai į šį veiklos kelią? Labai tikrai gera dalintis to, ką labiausiai myliu. Ir tas mano kelias prasidėjo banke. Tai vyko Klaipėdoje ir buvau pakviesta prisidėti prie žmonių atrinkimo į komandą, pardavėjų. Nes pati jau šiek tiek turėjau pardavimų patirties ir man labai patiko kalbinti žmonės, pažinti žmonės, pažiūrėti, ką jie sugeba, kurie gali save atskleisti. Tai buvo mano kelionės pradžia, kuri vedė į labai įdomų dalyką, kad kai aš buvau studentė, aš jau pirmam kurse pradėjau skaityti darbo skelbimus laikraščiuose ir analizuoti, žymėti su markeriu ir taip toliau, kokių kompetencijų reikia, kokie yra skirtingi pozicijų lygiai, kokios atsakomybės, kokios kompanijos Lietuvoje. Man buvo taip įdomu visa darbo rinka. Ir tuo metu dar net nebuvo virtualių skelbimų. Tai čia buvo taip, kad wow, žiūri įvairiausius skelbimus, kaip LinkedIn'e dabar žiūri, taip laikraštyje. Ir kas buvo įdomiausia, kad aš juos nagrinėjau ir gavosi, kad baiginėdama paskutinį kursą ir suaplikavau į personalo atrankas ir į kitas pozicijas ir visas mane priėmė. Ir aš pasirinkau būtent dirbti su atrankom vienoje žymiausių kompanijų ir pas vieną iš žinomiausių vadovų Lietuvoje, kuris ir iki pačiol mano yra mėgstamiausias. Tai mane atvedė tai, kad aš žinojau, kas man patinka, man patiko žmonės ir verslo plėtra. Ir būtent tose srityse aš įgijau daugiausiai patirties ir per jas atkeliavau dirbdama ir kaip komandų vadovė, ir kaip vadovė skirtingose organizacijose, būdama prezidentė, valdybų narė, aš pamačiau, ko nori vadovai, ko nori darbuotojai, įgijau kompetencijų ir mano visos psichologijos žinios jau atėjo irgi dar iš mokyklos. Tai čia įdomus labai fun fact, kad mokykloje aš labai norėjau pagerinti atmintį ir labai gerai mokėti visas kalbas. Mes 3 kalbas mokėmės mokykloje, 2, o aš savarankiškai dar italų mokinausi. Ir galvoju, tai kaip čia patobulinti atmintį, kaip tas kalbas įvaldyti. Ir perskaičiau visas psichologinės knygas bibliotekoje, pradėjau filosofiją gilintis, tai tas savęs pažinimas ir saviugda prasidėjo dar mokykloje. Ir po to taip ėjo šalia visų šitų profesinių kompetencijų, kas mane ir atvedė į karjeros psichologiją, į vadovų psichologiją, lyderystės temas ir būtent padėti žmogui atskleisti save ir atrasti savo karjeros kelią. Tai dabar yra mano misija ir pašaukimas. O kaip galvoji, ar tu pasirinkai šį kelią, ar šis kelias pasirinko tave? Abudu. Aš manau, kad tai yra ryšys ir santykis. Ir kaip iš aukščiau Dievas mums turi tam tikrą planą ir pašaukimą, tai manau, kad aš jį puikiai išpildau. Ir išpildau su visa širdim, nes aš jį atradau ir jo mėgaujuos. O su kokiom profesiniam problemom žmonės kreipiasi į tave dažniausiai? Tai dažniausiai kreipiasi, kada nežino, ko nori, nebežino, ko nori, sako, nepažįstu savęs, arba dirba 10 metų labai įdomų darbą ir sako, nebegaliu, viskas pasiekiau lubas, kur man toliau tobulėti. Tai čia būna labai tokios dažnos problemos, taip pat būna, kad sako, noriu keisti profesiją, bet nežinau, ką toliau daryti, nes visą gyvenimą dirbau pardavimuose, arba marketinge, arba finansuose ir sako, nežinau, ką daryti. Tai kai atsiranda tas vidinis toks, nebežinau, kaip tobulėti, nežinau, ką daryti, tai jie sako, kas čia man gali padėti ir atkeliauja pas mane. O kaip dažnai žmonės yra pasiruošę keisti savo karjerą? Na, turbūt vyresni žmonės, ką matom ir aplinkoj, jie daugiau yra orientuoti į tai, kad vienoje darbo vietoje taip kuo daugiau laiko ir praleisti, bet galbūt tos tendencijos jau pasikeitė. Jo, tendencijos tikrai yra kitos ir pagal tyrimus ir duomenis yra, kad mūsų karta, jinai
keis darbą vidutiniškai 7 kartus gyvenime. Tai reiškia, kas 4-5 metus pakeis skirtingą netgi profesiją. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad žmonės labai greitai tampa specialistais ir profesionalais, greitai užauga ir jie nori judėti toliau. Tai ir žmonės, kai paklausiu, ar nori keisti, taip, bet dažnai atsiranda, kad jie sustoja, nors viduje turi tą vidinį norą. Tai kaip ir po pandemijos atsirado tas tylusis pasitraukimas, kai žmonės po perdegimų, po nuovargių pradėjo savęs klausti, tai ko aš iš tikrųjų noriu. Tai įtakojo žmonių leidimą savo keisti, nes anksčiau jie savo neleisdavo, nors visada jausdavo, kad nori pokyčio. Tai dabar einame ir žiūrim į ateitį to, kad ne tik, kad norėti, nes visi norim ir dažnai pajaučiam, kad norim, bet klausimas, ar aš su tuo kažką darau. Tai noras daryti ir yra tas, ar aš būsiu stipresnis už savo baimės, gausiu įrankius ir atsakymus, kelią, planą, žemėlapį, kaip tai padaryti, ar aš liksiu ten ir sakysiu, ne, aš bijau pokyčių ir kam čia keisti. Tai judam link to, kad keisti yra natūralu, pokyčiai yra natūralu, kaip gyvenime, taip ir karjerai. Ir jau kai nusprendžiam keisti savo karjerą, kaip vyksta pati darbo paieška? Kokius kanalus dažniausiai žmonės yra pasiruošę naudoti? Tai kanalai eina kaip paskutinis, jau sakykime, žingsnis. Įdomiausia, kad kai žmonės nusprendžia keisti darbą, jie sako, sutvarkyk man CV ir LinkedIną ir aš čia aplikuoju, tiesiog siunčiu į darbo skelbimus. Įdomiausia tai, kad šiais laikais neužtenka susitvarkyti tik tai CV ir LinkedIną ir juos išsiųsti, nes jį reikia ir pritaikyti kiekvienam skelbimui, nes dirbtinis intelektas ieško raktažodžių, personalo atrankų specialistas irgi skiria vos kelias sekundės peržiūrėti CV, tai yra labai daug niuansų. Tai darbo paieška prasideda pirmiausia nuo savęs pažinimo, tai yra savo kompetencijų, savo vertybių, savo stiprybių ir vidinių motivatorių, toliau žinojimo, tai kokią aš vertę kuriu, kas mane įkvepia, kokios rolės man tinka ir tada jau žiūriu, kokiais kanalais, ar LinkedIne, ar CV online, ar CV markete, kur aš ieškosiu tų darbo skelbimų. Tai iš tikrųjų dar viena tokia yra mintis, kad pirmiausia, kai nežinau, kur aš noriu nueiti, kai nežinau, kurį uostą noriu nuplaukti, tai joks uostas man nebus tinkamas, ar ne? Tai kai aš žinau, kas aš esu, kokią vertę kuriu, galiu tai iškomunikuoti darbdaviui. Koks tai bus kanalas jau nesvarbu, bet svarbu, kad labai konkrečiai tai matytųsi tiek mano CV, tiek mano LinkedIne. O kaip tie senieji minėti to kanalai, ar dar kažkas naudoja laikraščius darbo pasirinkimui? Gali būti, kad dar naudoja, bet tai tikrai yra tas siauriausias kanalas skirtas tam tikriem darbuotojam, galbūt žemiausios kvalifikacijos, kurie, tenai dar ieško darbo. O patys metiniai pokalbiai. Dažnai tenka girdėti, jog žmonės bijo ir vengia jų. Tai kaip pasiruošti tam pačiam metiniam pokalbiui? Ši tema labai įdomi, nes vis dar asocijuojasi, kad darbo pokalbis tai nueiti pas direktorių į kabinetą ant kilimėlio ir mane ten vertins. Tai visa tai evoliucionavo ir darbo arba metiniai vertinimo pokalbiai, jie tapo labiau šiltų pokalbių su vadovu, kuris nėra toks formalus ir jame kas yra svarbu, kad mes žiūrime ne tik į savo metų rezultatus ir kaip mus vertina, bet ir žiūrim, kaip aš galiu tobulėti ir augti. Reiškia, norėdamas pasiekti būsimus tikslus, kokios kompetencijos man reikės. Jeigu esu buhalteris ir noriu tapti vyr buhalteriu, tai kokio man reikės sertifikato, galbūt anglų kalbos, jeigu padaugėjo komunikacijos su užsieniečiais ir taip toliau. Tai metinis pokalbis dabar yra pasiruošimas aptarti, ką mes nuveikėm, tai yra pažiūrėti, kokius tikslus pasiekiau, kaip man sekėsi ir pasižiūrėti, kaip mes galim planuoti mano augimą, atsižvelgiant į mūsų naujus kitų metų planus. Ir kaip atrasti tai, kokią vertę aš kuriu kaip darbuotojas, nes turbūt ir tų pačių metinių pokalbių metu ir darbo pokalbio metu svarbu yra iškomunikuoti, kur aš esu vertingas ir kuo galiu praturtinti kompaniją. Tai pirmiausia, tokią formulytę išduosiu, kad pirmą žinoti, ką aš galiu padaryti ar ne, plus kaip aš tuo išpildysiu kompanijos tikslus. Reiškia, jeigu aš nežinau įmonės prioritetų, tai ta mano kuriama vertė gali nesukurti tos norimos vertės. Ką tai reiškia? Jeigu įmonė sparčiai auga
Ir žinau, kad įmonės prioritetas yra surasti tam tikrų specialistų ir žmonių, ar ne? Žmonių pritraukimas. Tai norėdamas prisidėti prie šito dalyko ir sukurti vertės, pritraukti žmonių, aš žiūriu, ką aš galiu padaryti pagal savo, sakykime, norus arba stiprybės. Gal tai būtų darbdavio įvaizdžio dalis, LinkedIn'e, dalintis ir tapti ambasadoriumi savo organizacijos ir dalintis informaciją apie organizaciją, apie vietas, kokias turim, apie kaip čia faina dirbti ir taip toliau. Antras dalykas, jeigu žinau, kad organizacija yra sunkesnis laikotarpis ir prioritetas yra taupyti ir optimizuoti ir žinau, kad aš turiu įgūdžius optimizuoti procesus, pagerinti kažkokį procesą, geriau deleguoti, tai aš galiu pasiūlyti konkrečius veiksmus, kaip šitie dalykai ar procesai gali būti optimizuoti. Ir trečias yra dalykas, jeigu aš jau turiu idėją, kaip tai padaryti, labai yra svarbu sužiūrėti su to prioritetu ir pažiūrėti, kokių veiksmų imsiuos, kad tai kaip būtų kaip planelis, kaip aš tai gyvendinsiu. Galbūt net pažiūrėti į laiko juostą, kaip tai atsispindėtų kalendoriuje ir būti ko konkretesniam. Ir tas nelaukiamiausias turbūt visų pokalbis, tai yra apie pinigus ir atlyginimo kelimą. Tai koks jis ir kaip šitą procesą maksimaliai palengvinti savo? Tai pirmiausia pasiruošimas. Tai kai esu pasiruošęs, nebereikia bijoti ir tikrai žinoti, kad būtent per tą pokalbį ir kalbėsime apie pinigus. Nes dažnai dabar jau yra atskiriama, kad nebūtų to streso. Ir tai yra svarbu žinoti, kad tai būtų ir iš vadovų iškomunikuota, kad mes kalbėsim ir apie atlyginimą. Nes jeigu bus tik tai apie veiklos įvertinimą ir augimą, o aš ateisiu pasiruošęs į dėrybas atlyginimui, tai ta mano kokybė ir stresas bus visai kitoj pusėje, nes aš būsiu pasiruošęs dėrybom. Tai kai jau mes žinom, kad tai bus dėrybos dėl atlyginimo, tai yra 3 svarbiausi dalykai, ar ne? Ką aš pasiekiau ir kaip tai sukūrė įmonei vertę. Labai gerai atlikti namų darbai. Jeigu aš esu projektų vadovas, reiškia, aš pasakau, ką aš jau pagal kokius rodiklius, kaip man yra matuojama, buvo įvertintas mano darbas, ką aš pasiekiau ir labai konkrečiai parodau, ką aš padarysiu kitaip ir geriau. Vėlgi konkretus veiksmų planas, ką ir kaip aš pagerinsiu. Žodžiu, mes nežadame, kad aš optimizuosiu, sumažinsiu išlaidas arba kaštus 20% ir pakelkit man atlyginimą. Tikrai ne. Jeigu aš nurodau kažkokį skaičių, turi būti pagrindimas. Antras dalykas, jeigu įmonė nori pritraukti ar naujų klientų ar tiekėjų, tai kaip aš galiu tai padaryti, ar ne, kokie bus mano veiksmai. Jeigu man patinka kurti ryšius, netvarkinti, gal aš galiu tikrai pritraukti įmoniai dar daugiau ar klientų, ar partnerių, nors tai nėra mano tiesioginis darbas. Ir trečias dalykas, pažiūrėti, ko reikėtų bendradarbiavime, jeigu esu marketingo komandos dalis ir mes glaudžiai dirbam su pardavimais, tai kaip aš galėčiau ten kažką konkretaus padaryti, kad mūsų rezultatai dar padidėtų. Reiškia, ta vertė yra labai apčiuopiama ir žiūrėti į labai konkrečius dalykus ir nebandyti kažko sukurti ar sugalvoti, bet žiūrėti, ko mums iš tikrųjų reikia. Ir tai yra vertė ir žiūrėti, ko įmonei reikia per ateinančius metus ir tai išpildyti. Tai reikalauja laiko, kaip suprantu, ir atitinkamo planavimo, bet jeigu žmogus savęs nepažįsta, ar yra kažkokių būdų, kaip lengviau identifikuoti, nes mums sąmoningumas, savęs ieškojimas, atradimai yra savaime suprantami, tačiau dažnam pažinti ir atrasti tai, kur aš kuriu didžiausią vertę, gali būti sudėtinga. Tai gal turi kažkokių patarimų, kurie palengvintų ar klausimų, kuriuos savo reikėtų užduoti? Tikrai galima savo padėti ir pradžia būtų apie dienos refleksiją, apie savo darbo dienos refleksiją. Tai rekomenduočiau savo atsakyti į porą tokių paprastų klausimų, ką šiandien man pavyko labai gerai padaryti ir antras, už ką per paskutinę dieną ar dienas man padėkojo kolegos. Ir pradėti rinkti tą informaciją ir po kokių 2-3 savaičių pasimatys, kad kur aš iš tikrųjų esu stiprus ir kas man sekasi, tada pažiūrėti, kiek man tai patinka ir pažiūrėti, kaip mane vertina kolegos labai praktiniuose dalykuose. Kas dar galėtų būti, tai
aš labiau rekomenduoju neskaityti, bet būti su savim ir analizuoti save. Tai yra klausti savęs arba stebėti save darbe. Kaip aš jaučiuosi, darydamas vieną arba kitą užduotį. Ar aš labiau su komanda efektyviau susirinkimuose priiminėju sprendimus ar sprendžiu problemas, o gal aš tiesiog mėgstu sėdėti vienas ir analizuoti duomenis ir ten man yra wow. Tai vat leisti savo stebėti save labiau negu užsikrauti išoriniais mokymais ir knygom. Tai būtų daug efektyviau, nes mes ir taip visi visko skaitom ir mokomės, nes tai iš tikrųjų yra pabėgimas nuo realybės ir nuo savęs ir tik iš vidaus mes galim pažinti tai, kas mes esam. Nuostabu. O kaip elgtis tuo momentu, jeigu pokalbis nebuvo sėkmingas ir, arba nepavyko įrodyti savo vertės darbdaviui, arba darbdavys galbūt neturi biudžeto? Kaip tada žmogui reikėtų pozicionuoti? Čia gali būti daug variantų ir dabar bandau pasirinkti, kurie čia būtų tinkamiausi. Nepamiršti to, kad metinis pokalbis yra tik tai pradžia. Kad reiškia, jame mes susitarėme dėl tam tikrų veiksmų, susitarėme dėl tikslų, galime daryti pratęsimą. Tai reiškia, mūsų iniciatyvą mes galim vėl pasiorganizuoti po kelių mėnesių pokalbį ir tada jau parodyti, kaip mums čia sekasi tuos dalykus įgyvendinti, ar ne? Ir antras dalykas yra, jeigu tikrai neleidžia biudžetas, pagalvoti, kas man pačiam asmeniškai galėtų būti ta motyvacija. Ar tai būtų finansinė išraiška ar nefinansinė, kuri galėtų mane paskatinti. Tai vieniem gali būti galbūt abonimentas į tai, ką jie labai mėgsta, galbūt kažkokia tarptautinė konferencija, gal padengti tam tikrą išlaidą, ką galėtų kompensuoti, ar ne. Tai galėtų būti truputėlį kitų kampų, jeigu mes tai kalbam apie 100 eurų iki 100 eurų pakelimą, ar ne, tai tą galima suderinti. Tai manau, kad šitie variantai būtų tokie pirminiai. O kaip dar, jeigu vienas iš atvejų galėtų būti, jog tiesiog paklausti darbdavio, ką aš galiu padaryti ekstra, kokią papildomą vertę sukurti, jog mano atlyginimas padidėtų? Darbdaviai būtų sunku tai atsakyti, jeigu yra didesnė kompanija, tai reikėtų klausti tiesioginio vadovo ir tai iš tikrųjų yra labai geras žingsnis. Tačiau čia yra didžiulė rizika, kad arba tada užkraus tai, ką aš visiškai, ko aš nenoriu daryti, arba užkraus per daug. Tai yra kas yra ne apie mane. Ne apie mane. Arba tai bus atsakomybė, kuri man nepriklauso, gal aš jau fiziškai nebeturiu pajėgumų ir resursų to apskritai prisimti kažką naujo. Tai va su ta vertė yra, kad užduodant klausimą reikia labai gerai pažinoti savo vadovą ir nujausti, ar tai būtų man tas tinkamiausias būdas. Nes tas pokalbis irgi yra apie ryšį ir santykį. Tai reiškia, pats darbdavys arba aukščiausias vadovas tikrai negalės atsakyti tą klausimą ir manau, čia yra toks esminis atsakymas. Ar aš pažįstu savo tiesioginį vadovą, ar aš tikrai suprantu komandos ir jo tikslus man, tai jeigu aš tikrai suprantu ir aš turiu pajėgumo, galiu paklausti. Bet labai svarbu, kieno aš klausiu ir su kuo vyksta veiklos pokalbis. Ir ar kalbu su tuo žmogum, kuris gali man atsakyti ir į tą pusę kartu nueiti, nes gali būti užkraus atsakomybę, bet vertės sakys, oi, nėra, nes tiesiog buvo atliktas darbas, nes darbas nelygų vertė. Taip. Ir žinau, jog tikrai esi plačiai susijusi su grįžtančiais į Lietuvą. Tai yra visiška pagarba iš mano pusės, kas pasirenka grįžti ir dėl kokių priežasčių iš emigracijos grįžti atgal į gimtąją šalį. Taip pati ten buvau beveik 10 metų ir tie pasirinkimai yra dažniausiai suvokimas, kad toje šalyje jau įgyvendinai savo dalinę misiją, o jeigu rimtai, tai žmonės grįžta pasiilgę Lietuvos ir buvimo savime, norėjimo būti ten, kur sava. Antra, dėl vaikų, nes kai ateina vaikų mokyklos amžius, tada tenka spręsti, ar mes liekam užsienyje ar grįžtame. Ir trečias, kai žmonės supranta, kad Lietuvoje padarytų karjerą ir ne pinigai svarbiausia, o gyvenimo kokybė, sava šalis ir geriau mažiau pinigų, bet mylimas darbas. Tai
dar, sakyčiau, tokia paslaptis, kad kai bendrauju su žmonėms, sakau, jeigu nori daryti karjerą, Lietuvoje padarysit greičiau. Nes tiesiog mūsų yra mažesnė konkurencija, mažesnės komandos, viskas vyksta tiesiogiai, nebent yra labai specifinės rytis ir Lietuvoje mes turim to industrijai per mažą galimybių kiekį, kad žmogus tikrai save realizuotų. O ar pastebėjai, ar yra kažkokios tendencijos, ar žmonės daugiau grįžta į regionus ar į didžiuosius miestus? Statistikos nežinau. Žinau, kad daug kas į regionus grįžta, bet labai daug grįžta į didžiuosius miestus. Tiesiog dėl darbo galimybių, dėl įvairiausių gyvenimo būdo dalykų ir socializacijos, taip pat vaikams galimybių tobulėti. Tai man atrodo, kad bent jau iš mano patirties grįžta į didžiuosius, bet labai gražu, kad per žiniasklaidą mes matom ir regionuose atsidarančius verslus, atsidarančias įvairias veiklas ir dėl to atrodo, kad ten tiek visko daug, bet tie skaičiai, reikėtų žiūrėti, kaip yra iš tikrųjų. Ir turbūt nesmė, kur daugiau. Svarbiausia, kad grįžta, atranda save ir pasilieka. Ir tai, manau, yra svarbiausia. Tai ačiū tau, Jūrate, kad pasidalinai nuostabiais atsakymais. Ir aš tikiuosi, kad po šitos Finansų akademijos laidos tikrai žmonės jausis drąsiau, žinos, kokių atsakymų ieškoti savyje ir kaip juos rasti. Tai su jumis buvo laida Finansų akademija. Aš laidos vedėja Šarūnė Petrošiūtė ir mūsų nuostabi pašnekovė Jūratė Jurginytė, prasmingų pokyčių įkūrėja ir karjeros konsultantė. Susitikime kitą kartą. Ačiū, Jūrate.